Sveikos mano brangiosios žuvis, pažiūrėkime, kas jūsų laukia 24 metais. Ir aišku, pradėkime nuo sausio mėnesio. Taigi, kas laukia žuvų 24 metų sausio mėnesį. Taip, korta pati atsivertė. Kas laukia žuvų 24 metų vasario mėnesį. Kas laukia žuvų 24 metų kovo mėnesį. Kas laukia žuvų balandžio mėnesį. Kas laukia žuvų gegužės mėnesį. Kas laukia žuvų birželio mėnesį. Kas laukia žuvų liepos mėnesį. Kas laukia žuvų rugpjūčio mėnesį. Kas laukia žuvų rugsėjo mėnesį 24 metų. Kas laukia spalio mėnesį 24 metų. Kas laukia lapkričio mėnesį 24 metų. Bei kas laukia gruodžio mėnesį. Taip pat norėčiau vieną kortą ištraukti iš šios orakulų kaladės. Klausimas būtų, kokią vieną praktiką turi atlikinėti žuvis 24 metais, jog metai būtų sėkmingi, lengvesni, efektyvesni, kaip sviestu patepti. Na ir dar viena iš kitos orakulų kaladės. Kokią vieną žinutę visata nori pasakyti žuvims apie jų 2024 metus. Kokią vieną žinutę visata nori pasakyti žuvims apie jų 24 metus. Dabar paprašysiu sekundėlę, minutėlę pamedituoti, susikaupti ir paanalizuoti kortas. Iliustracijos jau jums gali priminti kažkokią tai dabartinę jūsų gyvenimo problemą, įvykį, eigą. Ir jau jums bus aišku, ką čia jums kortos nori pasakyti, ko aš nesugalvočiau jums pasakyti. Ir tuomet jau aš papasakosiu, ką aš matau iš jūsų kortų. Na kągi, pradėkime iš pradžių nuo apibendrinto vaizdo, ką aš matau. Pas jūs didžiųjų arkanų yra 1, 2, 3, 4, 5. Taip, beveik pusę mėnesių turi didžiųjų arkanų kortas, tai tais mėnesiais atkreipkite daugiau dėmesio į tai, ką jūs darote, kaip jūs darote, kokius pasirinkimus nusprendžiate atlikti, įvykdyti taip, kadangi tais mėnesiais vyks svarbesni jūsų gyvenimui kažkokie tai įvykiai, kurie turės įtakos ne tik 24 metam, bet ir šiek tiek ilgesniam laikotarpiu. Na, o likusiais mėnesiais tai mažieji arkanai ir juos mes skirstome į 4 stichijas ir pažiūrėkime, kurios bus aktualiausios šiais metais. Taip, šiais metais matau daug kardų, kardai oro stichija atsakingi už komunikaciją. Mes turime netgi 1, 2, 3. Toliau lazdų, ugnis, atsakingi už fizinius veiksmus. Mes turime 1, 2.
Tuomet pinigų žemės energetika finansinė viena ir emocijų jausmų turime vieną. Tai jausmai su finansais nebus pagrindas šiais metais jums. Jūs labiau būsite susifokusavę į komunikaciją su kitais žmonėmis, taip ryšius, kontaktus bei veiksmų irgi, tik vieną kortą mažiau negu komunikacijos. Tai o pinigai ir emocijos bus antrame plane. Ir pradėkime nuo sausio mėnesio. Sausio mėnesių jums iškrito puikia korta, vienintelė finansinė, taip, monetų aštuonetas. Galite gauti darbo pasiūlymą, ar jums pasakys, kad aš noriu, kad jūs vykdytumėt mano šitą projekto idėją, ar aš noriu, kad jūs ateitumėt pas mane dirbti, arba aš noriu, kad jūs man sukurtumėt, pagamintumėt tą ir tą. Ir ypatingai tai bus, kodėl jūs kreipiasi, nes jau žino, kad jūs darote tą darbą gerai. Tai yra, sausio mėnesį jūs jausitės, kad jūsų darbą, pastangas kažkas įvertino, nes per, pažįstamus kontaktus, buvusius darbdavius ar jūsų gerą marketingo sistemą, taip, planą, jūs pastebėjo kažkas tai ir jai labai patinka, ką jūs darot. Ir pasiūlys darbą. Šį darbą reikia priimti, puikiai perspektyva gauti gerą finansinę materialinę naudą, bet taipogi čia mergina tapo. Tai gali būti, kad sausio mėnesį nueisite į kokius tapybos kursus ar kažką tokio susijusio su kūryba, bet šiaip čia turėtų pasiūlyti jums kažkas tai, kažkokį tai projektą darbo. Na ir taipogi labai graži metų pradžia, lazdų trejetas vasarį, kai jūsų kažkokie tais projektai įsibėgėja, įgauna pagreitį. Gal jūsų naujas verslas, bet jūs pastebėjo ir paprašė iš jūsų paslaugos. Taip, kad sukurtumėt tą prekę, paslaugą, suteiktumėt ar kažką tais. Ir tada jau jūsų verslas įgyja pagreitį, nes geri atsiliepimai, daugiau kontaktų, daugiau ryšių, visiems patinka rezultatas, kokį jiem davėte. Ir verslas ar kažkas tai vystosi toliau, ar idėja, ar projektas. Bet taipogi, kadangi lazdos yra fizinės veiklos korta, tai gali būti, kad kaip mergina keliausite kažkur tai, arba gali būti pradėjote sportuoti, taip, tai irgi fizinė veikla. Ir jau tas jūsų projektas, gyvenimo būdas įgauna pagreitį, jums visai patinka, jūs jau netaip uždūstate, jau matote kažkokį tai rezultatą, išvaizdos pokyčius ir užsikabinate už šito proceso. Arba gali būti, kad, pavyzdžiui, vairavimas irgi fizinis procesas, taip, jūs šiek tiek pradėjote, pasimokėte kažką tais ir jūs užsikabinote ir jūs dabar norėtumėte įsilaikyti teisės ir jau, sakykime, praėjo teoriją ir dabar jau pradedate eiti į vairavimo praktinės pamokas. Ir toliau čia dar labiau pas jūs įsivažiuoja kažkoks tai projektas, kadangi riteriai taipogi yra proceso korta, kažkas jau procese, taip. Ir puikia korta kūrybingumui, aistrai, naujiems projektams, užsidegimui kažkokiam tais. Viskas eisis kaip sviestu patepta ir nauji darbai, užduotis, projektai, verslai. Taipogi vėlgi visos fizinės veiklos, kurios fiziškai atliekamos, bus kažkas tai procese pas jūs. Naują būrelį pradėjot lankyti ar kažką ir jisai bus procese, arba jūs pradėjot lankyti šokius ir jūsų tikslas yra rugsėjo mėnesį pasirodyti, sakykime, Lietuvos talentuose ir jau
ta visa idėja yra įgyvendinama, jūs kiekvieną dieną einat, šokat, repetuojat, tas kažkoks veiksmas bus procese, bet taipogi gali būti ir ugnies ženklo vaikinas. Ugnies ženklo tai mes turime avinai, šauliai, liūtai. Nuo, sakykime, 18 iki kažkur 25-27 metų, kurie bus, jeigu, sakykime, jūsų meilės objektas arba nebūtinai, arba gali būti jūsų vaikas, su kuriuo daug laiko turėsite praleisti, arba šiaip kitas žmogus, kuris turės daug įtakos jūsų mėnesiui, sakykime, ar jums kažkaip tai gelbės, ar kaimynų koks nors vaikas. Tad jisai toks labai aistringas, šarmingas, labai mėgsta judėti, jisai visada judėjimo būsenoj, nesėdėjimo būsenoj. Tai toks žmogus gali jūsų gyvenime būti kovo mėnesį ir jums padėti kažkokioje gyvenimo srityje, arba čia jūsų projektai ir toliau vis daugiau įgaus sėkmės tą pagreitį. Bet balandžio mėnesių jums iškrenta saikingumo korta, didysis arkanas. Jinai turi keletą reikšmių. Saikingumas viskame. Žiūrėkite, kad jūsų rutina būtų sveika, naudinga jums, taip, kad jūsų kūnas pajudėtų, kad jūs valgytumėt sveikai, kad jūs užtektinai miegotumėt ne per ilgai, ne per trumpai. Žiūrėkite į viską, analizuokite, ar nėra pas jūs kažkur tai nesaikingumo, gal jūs per daug vartojate alkoholinių gėrimų, per daug rūkote, iš vis geriau būtų, kad viso šito atsisakytumėt. Kažkas tokio, per daug riebaus valgote, per daug saldumynų, bet taipogi saikingumo korta, jos patarimas yra išlaukite. Taip, galbūt jūs turite kažkokių tais tikslų arba labai laukiate kažkokių žinių iš kažko, naujienų, rezultatų ar tyrimų, ar popierių kažkokių iš vyriausybės, taip, iš kažkokių tai institucijų. Jūs negausite tą mėnesį. Tą mėnesį jums reikės iškentėti, išbūti ramiai, atsipalaiduokite, susijunkite su gamta. Taip jau būna, kad kartais visata sako, kad dabar tau netinkamas laikas. Tu visą tai gausi, kada tau bus sėkmingiausias ir palankiausias laikas judėti į priekį. Tai balandis jums bus labiau apmąstymų mėnuo, gali būti dvasingumo, didesnio dvasingumo mėnuo, apmąstymų, meditacijos, ramybės. Svarbiausia, pasitikėkite visata ir, neskubinkite jokio proceso, negaunate atsakymo, susitaikykite su tuo, kai mažiausiai lauksite ir gausite tą atsakymą ir galėsite judėti į priekį. Kažkur tai galbūt neaiški situacija, taip ir jūs norit kažką tais paskubinti ir neišeina. Ir ar nebus tik ta situacija susijusi pas mus su meilės reikalais, nes gegužės mėnesį kardų trejetas, arba jūs kažkas labai nuvils, arba įskaudins, arba širdelę užgaus, arba tiesiog gali būti elementariai operacijos. Tai gegužės mėnesį liktai Merkurijus nebus atbulinis, tai galima tiek plastinės, tiek grožio operacijas, tiek sveikatos operacijas atlikti, bet man atrodo nebus. Bet vis dėlto, jeigu pasitaikytų Merkurijus atbulinis, tada jokių būdų nedarykite jokių operacijų, nesiregistruokite, nebent tai būtų ekstra atvejais, tada jau žinoma mes nežiūrim nei jokius atbulinius Merkurijus. Tai kažkas jūs įskaudins ir ar nebus, kad jūs labai laukiat atsakymų iš savo meilės, ar galbūt turėjot kažkokią pertrauką, jūs esat pertrauką ir jūs nežinote, tai žmogus grįš, negrįš, kokį atsakymą pasakys, ar mes būsim kartu ar nebūsim. Jūs norite tai paskubinti, bet
pasilikite su savo mintimis, įsigryninkit situaciją, pamastykit, kokios jūs jos norite. Ir gegužės mėnesį gaunate kažkokį tokį skaudinimą arba reikalais ne taip, kaip jūs tikėjotės, taip dėl to jūs tai nuvils. Tai, ką aš galiu pasakyti, saugokite savo sveikatą, kad nebūtų operacija, taip, o širdelę mes jau su laiku jums užgydysim. Čia nėra didysis arkanas, nebus kažkokia transformacinė ilgam laikui jums įsimenanti veikla ar įvykis, bet, gali būti šiek tiek nemalonu. Priklauso, kas ten, ar ten jūsų mylimasis, ar tiesiog susikivirčiot su savo šeimos nariais kažkokiais. Tai. Bet kokiu atveju pradžia metų labai fokusuotai kažkokį verslą, kažkokias veiklas bėgat, lekiat, darot fiziškai kažką, tais čia jums toks ramybės mėnuo, taip, saikingumo mėnuo, dvasingumo mėnuo, tada kažkokia tais skaudoka situacija, tada mes lekiam į birželį, birželį didysis arkanas pakabintasis, vėlgi situacija sustoja. Tiek čia jums reikia laukti, tiek čia jums reikia kažko. Šiaip tai čia dar gali būti ir meilės trikampis. Aš tai pamiršau paminėti. Galite pakliūti į toksišką situaciją ir tada birželio mėnesį jūs laukiat, kad tas žmogus įsirinktų jūs, bet jūs jokių veiksmų iš jo nematote iš jo pusės ir jūs tokioj pakabintoj situacijoje laukiate, nesuprantate, ką daryti, jokių veiksmų jūs irgi negalite imtis. Jums tik belieka pasikabinti ir sviruoti, į šonus linguoti. Tai, kad ir koks tai procesas bebūtų, jeigu laukiat kažkokios žinios, vėlgi tą mėnesį jūs jos nesulauksite, nei dokumentų, nei ko, ar kažkokio tai teismo sprendimo, ar panašiai, tai nesulauksite. Korta gera mokslams, studijom, tai proceso korta. Kaip jau daug kartų visose prognozėse sakau tos pavyzdžius, kad, pavyzdžiui, vaiką mes išnešiojam 9 mėnesius savo įsčiose, taip, tai yra procesas. Tai tokį procesą galite turėti tą mėnesį, taip, arba bakalauras, mes 3 arba 4 metus turime atsimokyti, kad užbaigti. Tai po šitą kortą krenta tokie visokie procesai, kurie trunka tam tikro laiko tarpą, tai jeigu imsite kažkokias studijas, kažkokius kursus, superinė korta, viskas su jais bus gerai. Jeigu laukiat kažkokių tais popierių, atsakymų, ką kitas žmogus nuspręs į jūsų pusę, ar pasiliks su jumis ar ne, ar jūs keliausit ar nekeliausit, nesužinosit greičiausiai tą mėnesį. Ir taipogi yra pasiaukojimo dėl kito žmogaus korta. Gali būti, kad jūs turėsite kažkokį tai savo artimą, mylimą prižiūrėti labiau. Pavyzdžiui, vyras išgerinėja, jisai nelabai nori pasikeisti, bet jūs labai norite jį pakeisti, jūs jį prižiūrite, skiriate laiko, bandote vesti pas gydytojus ar kažkur, tai taip. Tokios situacijos, arba kažkas susižeidė šeimoje ar apsirgo ir jūs imsitės iniciatyvos patarnauti tam žmogui kažkurį tai laiką. Bet taipogi, kaip matote, pagal iliustraciją kartais būna įsipildo, tai gal jūs išbandysite kokią jogą ore, ar į akrobatiką nueisite, o galbūt cirko kažkokį pasirodymą pažiūrėsite. Tai pagal iliustraciją kažkas, ką jums primena, šita pozicija gali įsipildyti. O jau pagal reikšmę tai arba pasiaukojimas dėl kažkokio artimojo, ar kad ir kolegos ar kažko tais, arba procesas, kuris trunka laiko, studijas kokias paimsit, ar nėštumas, ar kažkas. Ir aišku, dėl rezultatų šito korta ne rezultatų, šito korta pasikabinimo. Tai rezultato kažkokio tais teks dar palaukti, jūs atsakymo šį mėnesį negausite.
Liepos mėnesį pas jūs energija keičiasi iš laukimo į sprogimo, kaip matom. Imperatorius, didysis arkanas, ugninga korta, avino korta. Jeigu, sakykime, jūs esat vadovo pozicijoje, jūs turit pilną teisę šiek tiek žmonės pamokyti to atsakingumo, nes jūs norite tą projektą ar darbą padaryti taip, kaip yra svarbu padaryti, kaip jūs norit padaryti. Jeigu kitas žmogus, tai gali būti jūsų bosas, toksai gali būti jūsų sutuoktinis. Jeigu bosas ir jūs norite su juo rasti kompromisą, tai jokio kompromiso nebus, viskas turės būti taip, kaip jisai nori. Tai vat, bet jeigu jūs toksai būsit, tai kaip ir darbe turėtumėt pasiekti gerų rezultatų, nes tas disciplinuotumas jūs ves tolyn. O jeigu niekas nesusiję, niekas netinka jums, tai tada ši korta tiesiog jūs kviečia tą mėnesį patiems imtis disciplinos, nes jums greičiausiai, sakykime, jos trūksta, taip? Neturit sveiko gyvenimo būdo, vis atidedat savo darbus, o galėtumėt galbūt labai geras pajamas uždirbti arba gerus pažymius turėti, jeigu tiesiog darbų neatidėliotumėt. Rugpjūčio mėnesį greičiausiai to griežtumo dėka jūs pasiekėt emocinį pasitenkinimą, tokį labai labai didžiulį, tai yra taurių devynetas. Net va tie rezultatai ar kažkas tai vers jūs jausti tą pilnavertiškumą emociškai. Tai nėra susiję, kad gavau pinigų. Gali būti finansinis rezultatas, taip, bet tai greičiausiai bus naujiena, ar santykiai, ar jūs savo pasidovanosite kažką tais, ar jūs jausitės įvertinti, ar jūsų klientūra pakils. Ir va tai jūs vers jausti, na ką, viskas, dabar aš galiu atsisėsti, kaip šita moteris sėdi, praskiest kojas, atsipalaiduot ir žinot, kad aš viską padariau, ką aš turėjau padaryti. Tai jau būtent rugpjūčio mėnesį jūs džiaugsitės per pirmą metų pusmetį įvykdytom veiklom ir laimėjimais. Jūs pagaliau išsigydysite šitą probleminį ruožą, kuriame laukiate, kažko negalėjote daryti, nes greičiausiai nuo Liepos mėnesio jūs gausite tą atsakymą, kurio jūs laukiate. Taip, čia, kur negavote atsakymą, čia greičiausiai gavote ir pradėjote eiti savo tikslų link, daryti kažką, tais būti organizuoti, disciplinuoti. O jeigu ne, tai gali būti, kad darbe tokie jūs esat, o pagaliau rugpjūčio mėnesį gavot tą atsakymą, kurio laukiat štai čia ir pasijautėt labai laimingi. Arba tiesiog kažkas tai naujos pažintys jūsų gyvenime ar kažką ir jau jūs pamiršot tą nemalonų įskaudinimą. Rugsėjo mėnesį kažkas bus susijęs su religiniais dalykais arba tradicijom. Gali būti, kad turėsite žmonės aplinkui, kurie jūs vers elgtis tradiciškai, senamadiškai. Jūsų naujos idėjos nebus priimtos, jeigu jūs galvojat, kad savo bosui įpiršit šitas idėjas ar kažką, jisai yra senamadiškas, tai jis jūsų neklausys. Gali būti, kad labiau susifokusuosite į bažnyčią. Kodėl? Kažkieno santuoką, kažkieno krikštynos. Pradėsite dainuoti bažnyčios chore. Eisite į kažkokias tai pamokėlės bažnyčioje, sakykime, prieš santuoką. Eisite nuodėmę savo pasakyti kunigui. Na, bet kas gali būti, kas susijęs su bažnyčia, su religingumu, nebūtinai su krikščionybė, galbūt įniksite į kitų religijų teoriją ar filosofijas ir jūs tai labai labai sudomins. Bet tą mėnesį greičiausiai jūs turėsite būti tradiciški, arba jūs labai labai norės kažkas įdėti į tradiciškumo rėmus, sakyti šeimoje, mes, žinok, taip nenorėtumėm, kad tu prieš kaimynus pasirodytum, mums nelabai malonu, nes, mes tokie ir tokie žmonės, mes visada atrodėm taip ir taip, gal nepadoru, gal kažką.
gal geriau tu neiki tą profesiją, ką mes pasakysim tavo seneliams. Na, visokie, žinot, va tokie va elementarūs dalykai. Arba tiesiog gal turėsit kažkokių tradicinių ritualų, švęsite kažkokias savo šventes, kažkieno gimtadienius ir, pavyzdžiui, darysite tai, ką anksčiau su šeima darydavo dažniau. Na ir spalio mėnesį mes matom naują pradžią, visiškai nauja pradžia, didysis arkanas, kvailys, nulinė, nuo nulio kažkas tai. Jūs kažką paliekate ir žingsniuojate, kažkas tai ekspromtu, bet gali būti, žinot, kad netikėtai nusprendėte. Arba gali būti kelionė, kažkur tai keliausite, bet matote, mergina dar nežino, kur jinai eina. Jinai prisidengia su ranka ir žiūri, na kur man čia toliau eiti. Tai vaivorykštė, jinai eina link saulės pusės, taip į vaivorykštę, bet kol kas nelabai aišku, kur, gal neturite dar tikslaus kažkokio tai plano, bet nusprendėte, kad aš pradedu naują gyvenimo etapą, tai superinė korta, spalio mėnesį pas jūs bus naujos pradžios. Lapkričio mėnesį kardų 8, arba jūs esate įstrigę kažkokio situacijoje, kuri šiuo metu yra be išeities, nors jūs labai kankina, sakykime, jums jau labai atsibodo šitas darbas, bet jūs neturite naujo, jums dar, ir negalite išeiti taip, kadangi jūs neturite užtektinai pajamų šeimai išmaitinti. O galbūt kokie tais būsto paskolų įsipareigojimai ir jau jums taip pabodo, jau tokį nuovargį jūs jaučiat vis mokėt, jau norėtųsi ir savo tos pinigus atsidėto, o ne mokėt kažkam, bet, sakykime, jau nedaug liko, nes 8 jau procesas artėja į pabaigą. Bet taipogi gali būti ne tik, kad, gal tai pasakysiu, tai jeigu tokia situacija yra, kad be išeities, tada bandykit programuoti save, ieškoti pozityvo toj situacijoje. Labai užkniso darbas, visus užknisa, bet pažiūrėkite, kur jūs toliau norite eiti ir ką jūs galėtumėt tokio reikalingo kitam ateities darbe išmokti šiam darbe. Taip, sakykime, jūs nedirbo dabar su Wordu, Exceliu pas save darbe, bet žinot, kad aš noriu dirbti ten ir ten yra tokie reikalavimai. Tai lengviau yra paprašyti dabartinių kolegų, negu naujam darbe parodyti, kad jūs kažko nemokat, ar atėjus į interviu parodyti savo nepasitikėjimą savimi, taip? Arba paprašykite parašyti rekomendacinį laišką ir pasistengkite tą paskutinį mėnesį, kažkaip tai išgyventi tam darbe, nes žinot, kad su rekomendaciniu laišku jūs po to priimsi jūsų mylimą, norimą vietą greičiau, taip? Tai tokie visokie dalykai. Jeigu gali būti ir situacija, kad yra išeitis, bet jūs tiesiog save aprišote ir vaidinate prieš save ir prieš kitus, kad nieko negaliu padaryti, yra tokia situacija. Ką aš galiu padaryti, aš myliu vedusi vyrą, ką aš galiu padaryti. Kaip yra, taip ir palikim. Užsirišot akis, nors niekas, matot, jūsų nelaiko, tiesiog nusimkite šaliką, atsiviniokit ir palikit tą situaciją, nes korta rodo, kad tai yra situacija jau be išeities, jau situacija bloga. Nebandykit nieko lipinti, nesvarbu kokia tai gyvenimo sritis, tiesiog nuspręskite, kad reikia atsirišti raištį, apsisukti ir keliauti sava eiga kažkur tais palikus šį gyvenimo etapą. Tai būtent čia nauja pradžia. Čia dar kažką bijote pilnai paleisti, bet aš tikiuosi, kad paleisite, kadangi jau čia pas jūs nauji gyvenimo keliai atsivėrė. Ir gruodį mes pabaigėme su kardų valetu. Kardų valetas tai pradžia kažkokia tai projekto, kuris susijęs su komunikacija, taip? Komunikacija rašytinė, sakytinė, nesvarbu ar dainos, ar knygos, ar poemos, ar eilėraščiai,
ar enciklopedijos, ar elektroniniai laiškai, ar lekcijos, ar video, ar vlogai, ar blogai. Nesvarbu, ką jūs darote, tai gali būti, kad jūs ėmėtės naujo to projekto, va čia va jūs į nežinę, sakykime, savo verslą nusprendėt kurti. Ir čia yra pirmas etapas, kai jūs įgyjate žinių, kad jūs toliau galėtumėt dirbti su tuo, kad jūs galėtumėt savo verslą atsidaryti ar kažką tais tokio. Tai baletas nėra tas, kad jau žinių turiu, jau aš dedu pastangas, auginu verslą ar kažką tais. Ne, čia pats pirmas etapas, kai jūs ateinat, dar norit šito kažką su komunikacija, bet nelabai orientuojatės, kas čia bus. Ir jūs mokotės, jūs studijuojate, jūs skaitote, kad vėliau galėtumėte tas žinias panaudoti. Arba tai gali būti oro ženklo vaikas, jūsų vaikas, arba kažkieno kito, kuris turės įtakos jūsų gruodžio mėnesiui. Tai gali būti vaikas, svarstyklės, dvyniai arba vandenis, kuris bus jūsų aplinkoje ir kuom jie pasireiškia, kokie jie yra, jie sugeria visą informaciją, jie labai mėgsta skaityti, jie labai domisi įvairiom gyvenimo sritim, šiek tiek po truputį, jie labai geri komunikacijoje, kartais gali būti per aštrus jų komentarai, taip, bet komunikacija visomis prasmėmis yra jų arkliukas. Tai arba tokį vaiką turėsite savo aplinkoje, kuriam turėsite skirti laiko gruodžio mėnesį, arba studijos kažkokios tai naujos, nebūtinai, kad grinai studijos, paskaitos, lekcijos, kažkas susijęs su komunikaciniais dalykais, arba jūs gausite žinutę kažkokią tai tikėtą, netikėtą, gruodis, kalėdų metas, gal seni draugai, pažįstami kažką jums pasakys, kažkoks pranešimas svarbus jums ateis, kažkokia žinia, gali būti atskalos apkalbos apie jūs ar apie kažką kitą, sužinosite, kas ką kalba. Ir su tokiom žiniom kažkokiom jūs pabaigsite gruodžio mėnesį. Tos žinios gali būti, kad tiesiog pasirodys seniai nematytas žmogus, taip, grupiokas, klasiokas, papasakos, kaip jiems sekas ir tos žinios jūs labai, tos naujienos žinios nustebins, arba šiaip kažkas apie jūsų darbą, apie pokyčius darbe ateityje, kas ten galbūt vadovas kažką užžada daryti ir jūs tai nustebino. Tai taip pozityviai su kažkokiom naujienom, tikiuosi pozityviom, jūs pabaigsite savo metus. Ir kokią praktiką jums reikia atlikinėti. Taip, praktikuokite feng shui, susikurkite kažkokią tai sakralią vietą. Aš nesakau, kad jums reikia praktikuoti feng shui, tiesiog namuose susikurkite labai šventą tokį kampelį, nesvarbu kokia religija, ką norite, tą dėkite, kokius amuletus, žvakes ar ikonas, ar ką tik jūs norite. Ir ta vieta turi būti sakrali, ką tai reiškia, kad rami, skirta susikaupimui, kur jūs atsisėstumėt, galėtumėt pamedituoti, pradėti dieną ramiai, niekas jūsų iš to kampo nekrapštytų, netrukdytų, kai jūs ten sėdite. Susikurtumėt savo, nesvarbu, ar rašysit jūs dėkingumo žurnalą, ar patylėsit 15 minučių, pagersit kavą ir pažiūrėsite tas savo statulėlės, ar susikursite jau kažkokias tai su nuotraukom lentą, ką jūs norite iš gyvenimo pasiekti, taip visiškai nesvarbu kokiu būdu ir ką, bet nusiraminimui, jėgų atgavimui jums svarbu tais metais turėti tokią sakralią vietą, ypatingai, kai čia jums truks ramybės širdyje, bus neramu, nes norėsit paskubinti tą procesą ir čia dar kažkokie skauduliukai ir čia neaiški sudėtinga gyvenimo situacija. Tai tokiais atvejais jūs turite ten atsisėsti ir pamastyti, ką vis dėlto daryti, kokie pliusai, kokie minusai, ar tikrai jums reikia toj situacijoje pasilikti ir ką visą tai jums nori pasakyti apie jūsų 24 metus. Mylėkite ir rūpinkite savimi, pasirūpinkite
savo tuo vidiniu vaiku, tuo mažuoju vaiku, kurį mes kiekvienas turime, kuris neužauga. Padrąsinkime jį, pamastykime, vat jeigu jums šita situacija atrodo, esu toj situacijoje, Dieve, nenoriu aš išeiti iš tos situacijos, taigi nepatogu ir prieš tą žmogų, ir prieš viską, pamastykite, ar jūs norėtumėte tokio likimo tam mažam vaikui, tai yra savo, kol jūs buvote maži, tam mielam, nekaltam vaikučiui, ar jūs norėtumėte tokio likimo. Pamastykite, ar jūs, sakykime, jau turit vaikų ar neturit, pamastykite, jeigu jūsų vaikas būtų toj situacijoje, kokį jūs patarimą jam duotumėt. Ar tikrai jam pasilikti čia, ar tikrai jam verta verkti dėl šitų santykių, taip, ar tikrai reikia jį skubinti, ar jisai negali palaukti dėl kažkokių sprendimų rezultatų. Tai ir tokiu būdu jūsų metai praeis sklandžiau, su mažiau streso ir laimingiau. Bet šiaip metų pradžia pas jūs puiki, tada šiek tiek stagnacijos ir nesusipratimų mėtymų, po to vėl džiaugsmas ir darbai ir naujos pradžios ir žinios. Linkiu jums labai labai sėkmingų ir džiaugsmingų metų ir tikiu, kad jums tos praktikos padės, tik jūs pabandykite jas į savo gyvenimą įtraukti 24 metais ir nekantrauju pažiūrėti jūsų mėnesinių prognozių, taip kad jau greitų metų susitiksime sausio, vasario prognozėse. Tai kągi, sėkmės, ate.